Sveiki, aš esu Audrius ir šiandien noriu Jums papasakoti apie vieną savo projektą kodiniu pavadinimu Food for Day. Jeigu jūsų įmonė užsiema visos dienos maisto rinkinių pristatymų į namus, tai yra, kad jūs ne šiaip esate kažkokia kavinė ar restoranas, iš kurio galima užsakyti maisto į namus, bet būtent specializuojatės visos dienos maisto rinkinių pristatymų į namus ir kaip taisyklė kažkokiam tai ilgesniam laikotarpiui, galbūt savaitei, mėnesiui, pusiai metų ar net ilgiau. Aš pats esu tokios paslaugos vienas ilgalaikis klientas, jau 3 metus su pertraukom užsisakinėju maistą į namus ir manau, kad tai yra labai nuostabi paslauga ir turi tikrai šviesias perspektyvas ir tik populiarės ir populiarės. Ir ką aš sukūriau? Aš sukūriau mobiliasias programėlės, kurios nėra tiesiog programėlės, į kurias jūs galėtumėte sukelti savo pasiūlymus. Tai būtų jau jūsų įmonės programėlė, ją galima labai nesunkiai pritaikyti ir adaptuoti jūsų įmoniai. Tai yra, jinai turėtų jūsų pavadinimą, jūsų logotipą, jinai būtų suintegruota su jūsų serverinėm dalim, su jūsų duomenimis visais, kaip meniu, užsakymai, produktai, vartotojai, apmokėjimo sistemos, netgi tokie dalykai kaip dažniausiai užduodami klausimai, kontaktai ir visa kita. Taigi, galbūt norėčiau greitai padaryti šiokį tokį jums demonstraciją. Įsijungę programėlę mes esame automatiškai nukeliami į meniu, tai yra šios savaitės meniu, atidengiama ta diena, kuri yra šiandien aš įrašinėju penktadienį, tai matom penktadienio meniu. Jeigu norime pažiūrėti kitos dienos meniu, galbūt vakar kas buvo ar kas rytoj, tai galime braukti į kairę arba į dešinę ir matysime kitų dienų informaciją. Taip pat yra toks mygtukas, kurį paspaudę mes galime gauti kažkokią tai ir papildomą informaciją. Kas tai bebūtų, galbūt tai yra alergenai, galbūt yra kažkokios maistinės vertės, kaip riebalai, baltymai, angliavandeniai, galbūt paruošimo būdas, kaip pavyzdys ikonėlė, kuri pasakanti, kad šį patiekalą reikia šildyti arba jo šildyti nereikia ir taip toliau. Tai yra tokia informacija, kurią jūs turite, mes galime nesunkiai atvaizduoti ir šiame meniu. Taip pat meniu paprastai būna kelių tipų, taigi paspaudę matom viršui, kad tai yra reguliarus meniu, tačiau paspaudę šią ikonėlę mes galime pasirinkti kitą meniu tipą, pavyzdžiui, pesketarišką ar vegetarišką ar kažkokį tai kitą. Kadangi jeigu vartotojas šiuo turi metu kažkokį tai aktyvų užsakymą, mes žinome, kokį užsakymą jisai turi ir galime automatiškai parinkti jam tą meniu, kokį užsakymą jis yra atlikęs. Taip pat matome žvaigždutes. Šios žvaigždutės rodo visų vartotojų vertinimų vidurkį, bet vartotojas gali ir pats įvertinti patiekalą kažkiek tai žvaigždučių. Tam jam reikia paspausti ant šio eilutės ir jisai pasirenka, kiek šį patiekalą žvaigždučių nori įvertinti ir gali parašyti kažkokį tai komentarą, kuris be nėra privalomas. Už kiekvieną vertinimą, kad paskatinti vartotojus vertinti patiekalus, mes galime duoti tam tikrą bonus taškų skaičių. Apie pačius bonus taškus norėčiau pakalbėti šiek tiek vėliau. Tiesiog paminėsiu, kad pirmą kartą įvertindamas patiekalą jis gauna kažkiek tai bonus taškų. Ir mes automatiškai matome, kad šis patiekalas buvo įvertintas 5 žvaigždutėm. Galbūt kažkoks kitas patiekalas buvo įvertintas 4 žvaigždutėm. Sekantis meniu punktas yra pačio užsakymo valdymas. Tam, aišku, turi būti 2 sąlygos. Visų pirma, vartotojas turi būti prisijungęs ir visų antra, jisai turi turėti kažkokį tai aktyvų užsakymą, kurį nori valdyti. Tai galime pasižiūrėti pačio užsakymo informaciją, kiek dienų mums dar, kaip pavyzdys, liko iki užsakymo pabaigos. Galime pratęsti užsakymą, tokiu atveju mes busime nukelti į parduotuvę, kur automatiškai bus sužymėti pasirinkimai, kuriuos vartotojas darė paskutinėme užsakyme. Į pačią parduotuvę mes dar sugrįšim ir galima keisti kelis svarbius aspektus, kaip pristatymo adresą. Galbūt kažkas pasikeitė, galbūt perskrustėte kitą butą, jei nuomavot kažkur vienur, dabar kitur.
galbūt norite pristatymą gauti ne į namus, o į darbą, tai galite, kad ir užsakymo eigoj, pasikeisti adresą ir pati adreso paieška yra vykdoma Google arba Apple paieškos sistemose, taigi vartotojas niekada neįves neteisingo adreso. Ir mes gausime visą informaciją, tiek adresą, tiek pašto kodą ir visą kitą. Taip pat galbūt yra noras pakeisti patį užstatymo laiką. Ir tai yra ypač patogu, jeigu man tikrai pačiam yra taip nutikę ir ne vieną kartą, atliekant užsakymą ne visada būna tų laisvų vietų tame laike, kurią galbūt norėtum pasirinkti. Ir aš tokiu atveju vis tiek darau užsakymą, galbūt su netokiu patogiu laiku, kaip aš norėčiau, bet jeigu yra galimybė užsakymo eigoj pasikeisti laiką į patogesnį, tai kodėlgi to nepadarius. Ypač jeigu užsakymas yra daromas mėnesiui. Arba galbūt jūs norite tiesiog pakeisti pristatymo būdą. Vietoj pristatymo į rankas norite, kad kurjeris paliktų tiesiog prie durų ir neskambintų jums su skambučiu į namus. Taip pat galima perduoti kažkokią tai papildomą informaciją kurjeriui, kaip laiptinės kodas. Jeigu gyvenate nuosavame name, galbūt norit palikti kažkokias instrukcijas, kaip ir kur geriausia palikti užsakymą ir taip toliau. Kita labai svarbi funkcija, kurios man tikrai trūksta ir kurią labai norėčiau turėti, yra galimybė praleisti kažkokią tai vieną dieną. Tikrai būna tokių dienų, ar komandiruotės, ar atostogos, ar tiesiog kažkas tai, kai tu to užsakymo priimti tą dieną negali, arba tu jį gali priimti, bet tu žinai, kad greičiausiai tu juo negalėsi pasinaudoti, tiesiog pasidėsi į šaldytuvą. Kaip taisyklė, aš vasarą net ir neužsakinėju ir būtent dėl tos priežasties, kad aš negaliu tiksliai numatyti, galbūt su šeima važiuosime prie jūros kelioms dienom, galbūt kažkur kitur. Ir kadangi tu nežinai, ar tą užsakymą negalėsi paimti, tai tiesiog nerizikuoji ir neužsakinėjai. Baigėsi atostogos, ateina ruduo ir vėl tos užsakymus pratęsi. Tai tokių klientų tikrai galima būtų ir neprarasti, o leisti jiems daryti užsakymus ir leisti jiems tas dienas, kuriuose jisai negali to užsakymo paimti, kad jis jo ar negautų. Be abejo, turi būti kažkokia tai protingumo kriterijus, negali iš vakaro pasakyti, kad rytoj jau nenoriu, kad pristatytumėt užsakymo. Šiuo atveju aš esu suprogramavęs, kad iki 10 val. Ryto turiu apsispręsti dėl rytojaus užsakymo. Jeigu iki 10 val. Ryto nepasakei, kad nori užsakymą praleisti, tuomet galėsi praleisti tik tais dar sekančią dieną. Ir kad vartotojai nepiknaudžiautų, aš šiuo metu esu padaręs, kad yra tam tikras limitas su kiekvienu užsakymu. Kaip pavyzdys, mėnesio užsakyme tu gali praleisti daugiausiai iki 10 dienų. Mes pasirinkome, kad norim praleisti pirmadienį. Sekanti funkcija galbūt būtų pačio užsakymo sustabdymas dėl kažkokių tai kitų priežasčių, kaip liga galbūt. Ir jis skiriasi nuo praleisti dieną galbūt tuo, kad kaip taisyklė tai yra šiek tiek ilgesniam laikotarpiui, savaitė, galbūt 2 savaitėm. Ir mes jau prašome nurodyti kažkokią tai priežastį, kodėl jūs norite tą užsakymą sustabdyti. Nes aš puikiai suprantu, kad turbūt tai nėra pati ta funkcija, kurią jūs norėtumėt, kad jūsų vartotojai naudotų, ypač dažnai. Bet visko gyvenime pasitaiko, tai manau, kad kodėlgi nedavus vartotojams tokios galimybės. Toliau, sekantis meniu punktas yra parduotuvė, kur vartotojas gali užsakyti, atlikti naują užsakymą. Jis pasirenka rinkinio tipą, vėlgi reguliarus, pesketariškas, vegetariškas, galbūt keto mityba pagrįstas meniu. Išsirenka patiekalų skaičių, dažniausiai būna pavadinimai sveikatai, darbui, sportui, arba tiesiog irgi reguliarus. Pasirinkime sveikatai, į kurį įeina, matome 3 patiekalai, pusryčiai, pietus, vakarieniai. Pasirenkam kalorijų skaičių, galim pasirinkti kažkokius tai priedus. Šviežios salotos, šviežios sultys, produktai be laktozės,
paprastai tai kainuoja papildomai kažkiek tai eurų per dieną arba procentaliai nuo užsakymo sumos. Įsidėkime papildomai šviežių sulčių, pasirinkame periodą 20 dienų ir pasirenkame rinkinių kiekį. Vėlgi, jeigu norime užsakyti keletą rinkinių, galbūt skirtingų kalorijų kiekio rinkinių, kaip kad ir man nutinka, mes kartais užsisakome su žmona ir, aš noriu galbūt 1500 kalorijų, jinai nori tik 1000. Tokiu atveju galbūt gerai būtų įdėti dar vieną papildomą mygtuką, kad pridėti į krepšelį ir atlikti dar vieną užsakymą. Bet kuriuo atveju, jeigu mes turime jau aktyvų užsakymą, mes galim tą labai nesunkiai nustatyti ir antrą kartą atliekant užsakymą vartotojui jau neskaičiuoti papildomų pinigų už kurjerį, nes greičiausiai jisai pristatys tuo pačiu metu abu užsakymus. Einame toliau. Kadangi vartotojas yra prisijungęs, mes automatiškai matom jo visus duomenis, taigi čia nieko keisti greičiausiai ir nereikia. Įvedame pristatymo adresą. Pasirenkame pristatymo laiką. Pasirenkame pristatymo pradžios datą. Tarkim, nuo pirmadienio. Galim palikti kažkokią tai papildomą informaciją kurjeriui, kaip jau minėjau. Ir tada keliaujame į apmokėjimą. Pats apmokėjimas bus vykdomas per jūsų turimą mokėjimų surinkimo platformą. Tai nebus, kad pinigai bus sumokami į mano sąskaitą ir paskui aš pervesiu jums. Aš to ir nenoriu vesti kažkokią sudėtingą savo buhalteriją, nenoriu matyti, kokių jūs užsakymų turite, kiek jų turite, tai yra, manau, konfidenciali jūsų įmonės informacija. Viskas keliaus tiesiai pas jumis į sąskaitas ir bendraus su jūsų taip vadinamu backendu. Ir paskutinis funkcijų paketas, vadinkim, slepiasi po meniu punktų daugiau. Tai pirmas dalykas yra vartotojo paskyros valdymas, kuris gali prisijungti, atsijungti. Šiuo atveju galbūt aš greitai atsijungsiu, pabandysiu vėl prisijungti. Taip pat yra galimybė priminti slaptažodį, aktyvuoti vartotoją, jeigu jis buvo neaktyvuotas, ir visos kitos standartinės funkcijos. Vartotojas niekada nepalieka programėlės, tai yra nereikia jam išeiti kažkokią tai naršyklę, ten prisijungti, grįžti atgal, viskas gali atlikti čia pat ir kai bus visą tai kelta į App Store, jis netgi galės automatiškai slaptažodis ir vartotojo vardas gali būti užpildytas jam tiesiog atpažinus taip vadinamas Face ID, kai jis pasižiūri į kamerą ir jam automatiškai yra užpildomi visi duomenys. Jis gali redaguoti paskyrą, keisti slaptažodį ir visos kitos įprastos funkcijos. Ir tada galbūt tokios keletas įdomesnių dalykų kaip bonus taškai. Tai yra vartotojas atlikdamas tam tikrus veiksmus. Tai visų pirma, darydamas užsakymus, gauna papildomai kažkokius tai bonus taškus. Taip pat tuos bonus taškus jis galėtų gauti atlikdamas vertinimą patiekalų, dalyvaudamas apklausose ir taip toliau, galbūt netgi tiesiog gimtadienio proga galima jam padovanoti kažkiek tai taškų. Ir tuos bonus taškus galima paskui išmainyti į specialius bonus prizus. Aišku, jeigu jūs tos funkcijos nenorite turėti, nes jums papildomas išlaidas ir visa kita, tai bet kurią funkciją, kurią šiandien jums rodžiau, galima ir paslėpti, nes nebūtina turėti visas. Galbūt jums reikia kažkokių ir kitokių papildomų funkcijų, tai tikrai galime kalbėtis, pasižiūrėti, ko jums reikia ir kaip galėtumėte tą turėti. Tačiau bonus parduotuvė, bonus taškai, man atrodo, viena iš tų funkcijų, kurias aš asmeniškai labai norėčiau. Aišku, galima daryti įvairias nuolaidas, bet vartotojai taip pripranta prie tų nuolaidų, kad praktiškai tada jau be nuolaidų niekur neperka. Aš pats visą laiką prieš pirkdamas pasiieškau nuolaidų kodų, ar tai būtų kažkokiose socialinėse tinkluose ir dar kažkur tai. Ir tu tiesiog perki su tom nuolaidom, perki ir tau ta nuolaida tokia jau atrodo kaip be nuolaidos.
o kaupti kažkokius taškus, kuriuos gali metų gale arba bet kada iškeisti kažkokius tai prizus, kurie būtų pristatomi kartu su jūsų reguliariu užsakymu, yra tikrai džiaugsmas. Kaip pavyzdys, tai galėtų būti metų gale kūčių vakarienė. Nu, aišku, čia tuo atveju, jeigu tas vartotojas tikrai yra labai lojalus, galbūt visus metus užsakinėjo, galbūt net ne vieną užsakymą darė, tai toks prizas tikrai nustebintų. Tiksliau, čia ne prizas, jisai pats pasirenka, kokius nori dalykus gauti ir kada. Tai galėtų būti kažkoks vieno kąsnio užkandukų padėklas, kažkokio šventės proga ir taip toliau. Tai yra vartotojas pasirenka kiek ir ko nori. Matom, kad jisai turi šiuo metu 10 000 taškų, o krepšelį yra 5500. Ir jis pasirenka kokią dieną. Ir ta diena privalo būti jo užsakymo diena, nori visą šitą surprizą gauti. Kitas dalykas yra, jis gali pasižiūrėti savo užsakymų istoriją, gali įeiti į kiekvieno užsakymo detalės, kiek jisai ten sumokėjo už tą užsakymą, kiek buvo pasirinkęs kalorijų ir panašiai. Ir jis gali sudalyvauti, jūs galite padaryti tam tikrų apklausų, kur pasivaliduoti, galbūt nori kažkokias papildomas paslaugas padaryti ir nori sužinoti, ar vartotojams tas įdomu. Aš gal net galvočiau, kad vartotojams būtų labai smagu ir patiems pasiūlyti jums kažkokių idėjų, kurios galėtų vėliau būti perkeltos į klausimyną tokį vieno lango, kaip pavyzdys, kokios naujovės jūs domintų, pusryčiai vaikams. Aš labai mėgstu sriubas, tikrai norėčiau gauti sriubą vietoj vieno iš užkandžių, tai būtų nuostabi idėja. Galbūt nori daugiau salotų prie pagrindinių patiekalų, galbūt tiesiog galimybė rinktis iš kelių variantų. Tarkim, paimkim vartotojui, suteikim tokią galimybę, kad kažkurį tai vieną patiekalą, na, tarkim, pietus, jis galėtų rinktis iš 2 pasiūlytų variantų. Tai galėtų rinktis per tą pačią programėlę. Savaitgalį yra atnaujinamas kitos savaitės meniu, jis įsijungia programėlę ir sužymė, kuriuos pietus jis norėtų gauti. Jeigu jis nieko nesužymė, tuomet gauna tokius, vadinkim, numatytus pietus, kaip ir visi tie, kurie tos programėlės net nenaudoja. Tai būtų labai nuostabi funkcija. Per tam tikrą laiką tie patiekalai vis tiek kartais kartojasi ir tu nori, galbūt netgi turi tokių nemėgstamų patiekalų, kur sakai, o šito nenorėčiau. Tai jeigu tik yra galimybė pasirinkti iš 2 variantų, tai patrauklumas tokios platformos tikrai būtų didesnės nei tos, kuri tokios galimybės neturi. Na, mes galim pažymėti, kas mums yra įdomu ir spausti siųsti. Vieną kartą sudalyvavęs apklausoje, tu gauni bonus taškų ir daugiau dalyvauti jau nebegali. Nebent apklausa atsinaujina, atsiranda nauji klausimai, tuomet vėl gali sudalyvauti. Toliau, kalorijų skaičiuoklė. Kodėlgi vartotojui neleidus pasiskaičiuoti, kiek kalorijų jam būtų idealu suvartoti per dieną, tarkim, 45 metai, 1,70 m, svoris 72 kg, mažas aktyvumas ir mano tikslas yra šiek tiek numesti svorio. Taigi paskaičiuokim. Kalorijų skaičiuoklė veikia labai paprastai, tai yra paskaičiuojamas pagal tam tikrą formulę kalorijų kiekis reikalingas, kad išlaikyti dabartinį svorį. Tai mano atveju tai yra 2140 kilokalorijų. Ir jeigu tikslas yra numesti šiek tiek svorio, tuomet tas rezultatas sumažinamas 20%, jeigu norime priaugti kažkiek tai svorio, tuomet mūsų tas gautas rezultatas yra padidinamas 20%. Ir mums automatiškai yra pasiūlomi kažkokie tai arčiausiai šito skaičiaus esantis mitybos rinkiniai. Apskritai šita vieta, man atrodo, kad būtų labai tobulintina. Ateityje būtų galima tą kalorijų skaičiuoklę netgi perkelti į
ir turėtų jisai savo atskirą meniu punktą, kur tu gali išsikelti kažkokius tai tikslus. Kaip pavyzdys, noriu numesti 5 kg per 6 mėnesius ir programa pasiūlo kažkokį taip rinkinį ir vartotojas gali įvesti dienos pabaigoje, tarkim 9 val. Vakare, jisai užpildo tokį labai labai trumpą klausimyną. Tai yra, mes jau žinom, ką jisai valgė. Mes galim paklausti, ar jisai nevalgė, neužkandžiavo kažkokiai papildomai, parodyti kokius nors 6 paveiksliukus, galbūt nieko nevalgiau, gal suvalgiau traškučių pakelį, galbūt kažkokį pyragėlį. Jisai labai labai greitai pasižymė, iššoka galbūt kitas langas, kur pasakai, kiek geriau kavos. Iš pradžių mes jau galim pasiklausti, kas pirmo užpilimo metu, kokią kavą jūs geriate su pienu, kiek cukraus dedat, nes vėlgi automatiškai žinom, kiek tai yra kalorijų. Ir mes netgi galime paskui paimti duomenis iš telefono, koks po tą dieną jo fizinis aktyvumas, kiek jisai kilometrų nuėjo ar žingsnių, jeigu prie tų duomenų jis leidžia prieiti. Ir netgi galima kažkokius tokius mini challenge'us padaryti, kad šią savaitę pasidarykite 3 km žygelį kada nors vakare, galbūt kitą savaitę bus savaitė be cukraus ar dar kažką tai. Tokius, kad vartotoją motyvuotų tuos jo tikslus siekti. Ir jeigu jis tuo tikslu tikrai bus užsibrėžęs ir jų sieks, tai jis tikrai ir pratęs jūsų užsakymą. Tačiau to šiuo metu nėra, bet tai yra tokia, sakykime, idėja ateičiai, ką šioje programėlėje aš galėčiau praplėsti. Kaip naudotis? Tai yra trumpos instrukcijos apie tai, ką aš jums dabar ir pasakoju, kaip naudoti šią programėlę. Dažniausiai užduodami klausimai. Pas jūs visus turbūt svetainiai tokie yra. Juos tiesiog reikia perkelti į programėlę. Tai būtų jūsų klausimai, ne kažkokie tai bendriniai klausimai. Visa ta informacija būtų importuota iš jūsų sistemų. Kontaktai taip pat. Čia būtų jūsų kontaktai, galbūt turit filialus Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, dar kažkur tai, kokiais telefonais kreiptis esant klausimams ar nesklandumams. Įvairi teisinė informacija, kuri paprastai būna, paslaugų teikimo sąlygos, privatumo politika, užsakymų grąžinimo politika ir taip toliau. Ką jūs beturėtumėt, viską čia galima įkelti ir tam tikri nustatymai. Tai programėlė palaiko anglų ir lietuvių kalbas, galim pakeisti į anglų ir matom, kad tiek duomenys, tiek meniu, tiek visi meniu punktai, tiek visi pranešimai yra pakeisti į anglų kalbą. Be abejo, tada būtų labai svarbu tuos meniu punktus, kad ir jūsų serverinė dalis palaikytų tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Tačiau manau, kad tarp užsakovų gali būti ir užsieniečių, tai tikrai manau, kad anglų kalba yra būtina. Galima pasikeisti datos formatą ir galima gauti arba negauti tam tikras žinutės. Žinutės tai yra tie vadinami push notificationai, kuriuos mes turbūt nuolat gaunam, bet jeigu jie labai erzina, jų galima atsisakyti. Kaip pavyzdys užsakymo pratęsimo žinutė, tai likus savaitę iki užsakymo pabaigos mes atsiunčiam priminimą, kad pratęskite užsakymą. Vartotojas paspaudęs ant tos žinutės gali automatiškai susikurti naują užsakymą. Jeigu jis to nepadaro, galbūt dar vieną tokį priminimą reikėtų jam įsiųsti likus kelioms dienoms iki užsakymo pabaigos. Maisto vertinimo žinutė, tai yra kiekvieną vakarą jam galima pasiūlyti įvertinti patiekalus ir gauti papildomų taškų. Užsakymo pratęsimo žinutė. Tai būtų labai labai nuostabi funkcija. Vietoj to, kad kurjeris paskambina į duris, kas ne visada yra labai malonu, ypač jeigu tai nutinka 5 ryto, kai dar visa šeima miega, galima būtų pasirinkti variantą, kad tu tiesiog gauni žinutę į savo programėlę, tai yra jinai tiesiog pipteli, tu pagal tą garsą jau atskiri, kad tai yra maisto pristatymas prie durų
ir nueini to užsakymo pasiimti, jeigu nenori, kad jis ten ilgai stovėtų. Šefo žinutė tai yra tokia galbūt speciali žinutė, kurią jūs galėtumėte siųsti savo vartotojams. Kaip pavyzdys, pradėjome prekiauti kalėdiniais rinkiniais arba turime specialią 15% nuolaidą su nuolaidos kodu vasara arba dar kažkas. Tai yra viskas, ką jūs norite ir kam norite, galite pasirinkti, kad tie vartotojai gautų žinutes. Čia dar yra toksai testavimas. Kaip pavyzdys, galima pasirinkti šefo žinutę ir jeigu aš išeisiu iš programėlės, tai yra tiesiog tokia testavimo funkcija, kuri parodo, kaip ta žinutė gali atrodyti. Tai aš po kokių 20 sekundžių dabar turėčiau gauti pranešimą. Taip, matom, kūčių vakarienė, pradedame rezervaciją kūčių vakarienės rinkinį, kurį sudaro 12 nuostabių patiekalų. Jeigu vartotojas ant to žinutės paspaudžia, jis automatiškai atsidaro programėlę ir jis gali atlikti tam tikrus veiksmus, galbūt netgi tiesiai jisai pateks paspaudęs į parduotuvę, kur būtų supildytas jo visas užsakymas, jam tai reikia tiesiog jį prasitęsti. Tai tokios funkcijos yra, sakykime, šiai dienai, bet tai yra produktas, aš ketinu šį produktą tobulinti, nuolat įdėti kažkokių tai naujų dalykų, klausantis, ko galbūt jūs norite, kas jums aktualu, ką norėtumėte tokioje programėlėje turėti. Ir kaip pavyzdys su maisto pristatymu, su ta žinute. Be abejo, aš negaliu tokios funkcijos įdėti į programėlę tiesiog savo pastangom. Kurjeris turi kažką tai ir paspausti, jisai kai tą žinutę pristato. Tai galbūt ateityje aš net planuoju padaryti ir daugiau tokių funkcijų, galbūt atskira programėlė kurjeriui, kuris mato visus savo užsakymus, jam yra parenkamas optimalus maršrutas pagal tuos laikus, kada vartotojai nori gauti tuos užsakymus, jis pristato užsakymą, programėlėje paspaudžia mygtuką prisakymą pristačiau, galbūt klientas pamiršo palikti šaltkrepšį, jis gali pažymėti, kad trūksta šaltkrepšio, dar kažką, tai būtų produktas, kuris būtų nuolat tobulinamas, galbūt net ir backendinė dalis galėtų atsirasti ateityje, kur jūs galėtumėte automatiškai daryti vertimus ir jums praktiškai net ir nebereikėtų tų sistemų, kurias šiuo metu turite. Tai visą laiką turėtumėte tokį partnerį, į kurį kažkaip galėtumėte kreiptis, sakyti, mums trūksta to, ir aš tikrai mielai jums padėčiau. Tai tokio produkto kaina yra 200 eurų per mėnesį, tas vadinamas toksai prenumerata, jūs neinvestuojat nieko, jūsų visas backendas, viskas yra integruojama už dyką, aš viską įkeliu į Google Play ir App Store ir viskas, ką jam reikia mokėti, tik tais mėnesinį 200 eurų per mėnesį mokestį. Tai labai tikiuosi, kad yra susidomėjusių ir prašau su manim susisiekti. Taip pat, jeigu norite šią programėlę įsibandyti, su manim taipogi susisiekite, aš jums pasakysiu, kaip jūs galite ją parsisiųsti. Aš negaliu jos įkelti į App Store, kadangi Apple'as neleidžia kelti programėlių, kurios nėra skirtos galutiniam vartotojui, jos tokios kaip demo programėlės, skirtos labiau pardavimams. Tai Apple'as tokių programėlių į App Store kelti neleidžia, tačiau yra kitokios priemonės. Tai jeigu jūs su manim susieksite, aš tikrai jums padėsiu šią programėlę instaliuotis ir įvertinti. Dėkui. Viso.